mažas čihuahua gali skaudžiai įkasti kaip ir vilkšunis. Apie tai, koksgi šiandienos vaikas, ar ne? Yra balansas tarp edukacijos ir pramogos, nes reikia improvizuoti. Aklai eiti, pirkti. Tie elektriniai paspirtukai, kurių mes vaikams iš viso nerekomenduojame. Ar įsivaizduojate, ką reiškia auginti 160 cm ilgio plaukus? Beje, ne tik auginti, tačiau juos puoselėti, prižiūrėti ir netgi gebėti juos pažaboti. Taigi šiandien laidoje tikra ilgo plauko istorija. 12-metė Amelija ką tik laimėjo ilgaplaukių mergaičių konkursą, nuo jos mama Kornelija stovėjo pirmose gretose. Pasikalbėsime apie tai, kaip auga ne tik plaukai, bet ir pasitikėjimas savimi, kantrybė bei ypatingas visos šeimos ryšys. Labą dieną, Kornelija ir Amelija. Sveiki. Dėkoju, kad šiandien atvykot pas mus į laidą. Iš tiesų, Amelija, tavo plaukai stulbinamai gražus. Tiesiog negalima atitraukti akių. Bet turbūt tų komplimentų girdi visą savo gyvenimą, ar ne? Jo, labai dažnai gaunu komplimentus. Kaip žmonės reaguoja, pamatę tavo plaukus, kai jie jau tikrai palaidi ir matosi, kad kone iki žemės? Tai būna tikrai labai nustulbę, nes pas mumis Šiauliuose, manau, retai kada matyti be tokius plaukus ilgus, tai jo gauna tokių įdomių reakcijų. O kokių būna? Ką sako tavo draugės? Ar irgi kopijuoja, galbūt augina, nori pranokti? Draugės dažniausiai klausinėja, ar nesunku auginti, ar bent nori tokius ilgus turėti. Tai va, nes jom labai įdomu, kaip aš auginu tos plaukus. Čia turbūt papasakos daugiau ir pati mama. Tai Kornelija, pradėkime gal nuo to, kai Amelija buvo mažytė, ar ne? Kažkoks buvo momentas gyvenime, kada pamatėt, kad tie plaukai iš tiesų gerai labai auga, galbūt geriau negu bendraamžių. Ta patį išskirtinumą pastebėjom turbūt, kai Amelijai buvo 4 metukai darželyje, labai pasimatė didelis skirtumas, kuomet ateina mergaitės, ten atveda į darželį, ta kasytė tokia, ganėtinai, jinai trumpa, ploni tie plaukučiai, o pas Ameliją jau buvo tokios 2 pakankamai storos kasos ir dar plus, kai garbanoti tie plaukai, tai dar labiau išsiskiria ir matosi. Na ir jai beaugant, ar ne, tie plaukai taip pat buvo stiprus ir gerai augo. Ir ar čia buvo kažkoks momentas, kada supratot, auginkim, ar kažkoks bendras sutarimas, ar tiesiog nekirpot labai jų ir jie augo? Tai va tas yra, kad mes jos kerpam, mes jos pakerpam 2 kartus per metus. Aišku, neįsivaizduokit, kad ten galiukai skaitosi 10 cm, ne, bet porą, 3 cm esam vieną kartą nukirpę, 10 cm prieš porą metų, bet rezultate metų bėgyje nuo konkurso, iki konkurso, kai Amelija dalyvauja, tada matuoja plaukų ilgį, rezultate vis tiek turėjom plus 11 cm per metus, tai galim įsivaizduoti, kaip greit ir kokie ilgi jie auga. Na dabar tas ilgis tikrai yra... retai tiesiog pamatysi mergaičių jau su tokiais ilgais plaukais, ar ne? O tuomet, kai jinai augo, kai tas ilgis, sakykime, pasiekė nugarą, gal jau už nugaros, gal jau link žemės, kada supratot, kad tai jau didžiulis išskirtinumas? Iš tikrųjų, tai viskas gavosi tiesiog savaime, nebuvo to tokia, kad mes čia sieksim rekordo ar auginsim tuos plaukučius. Tiesiog natūraliai, kaip sakau, kaip mes patys augam, perkam didesnius drabužius, tai ir čia kiekvieną rytą pini tą kasą, pini ir atrodo, paaugo šiek tiek, bet dar, gerai, dar paauginkim. Ir pačios Amelijos, kiek klausėm, gal jau tas momentas, kada kirpsim. Ne, sako, ne, ir dar, kai reikia eiti į kirpyklą, pasikirpti galiukus, visuomet paprašo, kad eitumėm kartu, kad prižiūrėtumėm, kad per daug nenukirptų. Kada tu, Amelija, supratai, kad čia yra tavo išskirtinumas, tie plaukai? Gal kai pamatai, nežinau, kad klasiokės ar tavo draugės kiemo, neturi tokių ilgų plaukučių? Jo, aš prieš mokyklą eidavau dažniausiai su savo draugais į lauką, į kiemą ir daugumą mergaičių būdavo. Ir aš tikrai pastebėjau, kad jų plaukai buvo gan trumpesni už mano ir jos mane girdavo ir klausdavo, kodėl tavo plaukai tokie ilgi jau.
Tai va, tai tada pastebėjau, kad aš išskirtinė esu su savo plaukais. Džiaugsmo tikrai daug, važiuoji ir į konkursus, ir juos laimi, bet tame yra turbūt ir nepatogumo. Tai tu papasakok, kaip su savo plaukučiais tu kasdien susitvarkai. Tai dažniausiai man padeda mano tėtis ir mama, nes susišukuot pačiai galiu, bet ne taip jau gerai, nes man yra dar vis sunku. Tai jie man dažniausiai supina tos plaukus kiekvieną rytą. Tai tu kiekvieną dieną paprastai mokyklą eini susipynusi vieną kasą? Jo, vieną. Bet ir ta viena kasa turbūt praktiškai iki žemės, ar ne? Jo. Tai tu esi įpratusi visada ir kai iš stovimos padėties turi sėstis ir kažkur įlipti, išlipti, tu prisilaikai turbūt tos plaukos? Jo, dažniausiai. O kaip sportas? Esi ir žirgų mylėtoja, jodinėji, turbūt ir kitų sporto galbūt užsiimi, tai kaip čia plaukučiai? Tai aš dažniausiai susirišu ją į 3 arba į 2 kasą ir su gumyte apsirišu, taip apsivinioju ir man dažniausiai išlaiko. Dar būna, kad po striukę užsidedu, kad dėl viso pikto. Ar buvo kokių nuotykių su plaukais, nes aš tikiu, kad kažkur galbūt prisiveri, atsisėdi, ar galbūt net ir jojant su žirgais kokių nutikimų yra buvę? Taip, seniau, kai aš jojau, mano mama man buvo surišusi kasą, bet biški buvo nelabai stipriai surišus tą kartą, gal biški pamiršo priveršti. Ir aš, kai jojau, mano plaukai išsirišo, pasileido ir mano žirgui davė kaip su botagu per galinės kojas. Ir tada mano žirgas pasibaidė ir jis pradėjo lėkti, kaip pasakius. Ir jis sustojo vienu momentu ir aš nespėjau atsisėsti tiesiai ir aš nuo šono nuskridau. Tai jau. Nukritai nuo žirgo? Ir kaip šitas incidentas, ar neišgąsdino tavęs? Nelabai biškai išgąsdino, nes tikrai buvo ir mano pats pirmas kartas, kai krentu, bet užtat buvo gerai, kad nesusižydžiau labai stipriai. Sakai, pirmas kartas. Tai tų kartų, kaip suprantu, buvo ir daugiau. Jo. Tai čia turbūt šito sportų užsiimant, taip jau nutinka, ar ne? Jo, esam dar turėję situaciją irgi, kai namuose tiesiog Amelija sėdėjo prie stalo, valgė ir robotas, kuris grindis siurbė, man Amelija skambina ir sako, mama, sustabdyk, robotas, sako, įtraukė man kasą. Tai tada, aišku, nuotoliniu būdu sustabdžiau, viskas tvarkoj, bet yra buvę, kad ir robotas traukė kasą. Tai tikiu, kad tų situacijų gal dabar ir nešmėstelė galva taip staiga, bet turbūt jų per gyvenimą buvo nemažai, ar ne? Tai va, čia toks turbūt kaip ir nepatogumas, bet ir tuo pačiu visą laiką priverčia tiesiog stebėti savo plaukučius, kurie, ar ne? Taip. Kokia yra šitokių plaukų priežiūra? Aš įtariu, kad tikrai nėra viskas taip paprasta, kaip mums. Atsikeliam ir išeinam, ar atsikeliam ir kažkokį kuodelį susirišam ir išeinam į darbus. Taip, reikia palepinti plaukus ir procedūrom, kas be ko, aišku, ir jau profesionalų šampūnai, kondicionieriai, aliejai, kaukės. Taip pat atstatomosios procedūros, kad plaukai žvilgėtų, būtų gražus, kuo mažiau veltųsi. O namuose taip pat, irgi ta priežiūra tokia, kaip sakau, ir džiovintuvas kokybiškas, tiesintuvo mes nenaudojame prastai, nebent į renginius susitvarkom kirpykloje plaukučius, bet tos priežiūros tikrai reikalauja ir stengiame, žinoma, ir tas gumytės kokybiškas šilkinės įrišti į plaukus, kad nelaužyti, negadinti plauko. Taip, reikia pasistengti. Kiek laiko užtrunkate kirpykloje? Tai dabar jau, kaip sakau, kai turim savo kirpėją, kuri prižiūri mum nuolat plaukus, ruošia į renginius, greitai, pakankamai 2 valandos, bet kas liečia namuose priežiūrą, tai vis tiek jau išplauti, išdžiovinti, iššukuoti, 3 valandas tikrai reikia. O kiek tada procedūra trunka namuose? Beje, prieš filmavimą išsišnekom, kad šitą darbą galvos plovimą vyrui esat patikėjusi, ar ne, Amelijos tėčiai? Tai kiek trunka namuose? Irgi turbūt tenka anksčiau sekmadienį pradėti ruoštis plauti. Tikrai taip, dar iš karto, žinoma, stengiamės nedžiovinti tų plaukų, leisti šiek tiek natūraliai pradžiūti, nešukuojam šlapių, tai tas visas laikas išilgėja, tai jau taip sekmadieniai būna pusdienis namie su plaukučiais. Pačiai turbūt būtų sunku, ar ne, visą tai tėveliai labai padeda. Taip, tikrai taip.
Koks jūsų pačios santykis su plaukais? Nes matau, kad jūsų plaukai taip pat stori, gražus, tiesus. Galbūt vaikystėje irgi svajojot apie tokius plaukus, o gal ir turėjot? Tokių ilgų kaip Amelijos neturėjau, bet tikrai pakankamai iki jos mens apačios buvo plaukai. Tai taip, aš mėgstu ilgus plaukus, man labai gražu, priežiūros jiems reikia. Kaip sakau, dar kaip pati augau, vis tiek tie tėveliai mažiau to laiko gal laisvo galėjo turėti jiem prižiūrėti. Ir taip pat šokius lankiau, kas buvo irgi labai didelis nepatogumas, tą patį kodelį susisukti, susirišti, tai nusikirpau aš jos. Taip, aš tiek kaip Amelija neišstengiau užauginti. Bet čia turbūt ir kantrybės labai tavo daug reikalauja, ar ne? Juk tai yra ne tik grožis. Taip, tikrai. O nebūna kokių nors kandžių, pavyzdžiui, replikų? Nelabai, nemanau, kad... Visi pozityviai, ar ne? Žiūri tavo plaukus. O mama ar nebijojo, kad bus kokių nors netinkamų komentarų dėl tų plaukų? Ne, aš gal nepergyvenu, labiau pergyvena turbūt Amelijos promočiutė, ypatingai jeigu vakare kažkur tamsoje eina Amelija, sako, jeigu kas nors pamatys, nužiūrės, pagaus, nukirps, kaip čia dabar bus, reikia saugot, bet mes kažkaip ramiai, tai viskas gerai. O tau pačiai, sakyk, Amelija, kai tu jau eini kažkur pasipuošti, kažkur į miestą, gal kažkur su draugiam, tavo pagrindinė šukuosena tada, kai tu nori pasipuošti, palaidi plaukai? Ne, dėl to, nes man labai būtų sunku su palaidais plaukais visur vaikščioti, tai aš kaip ir mokyklą susirišu dažniausiai vieną kasą, būna, kad ir 2 kartai. O ar nėra pavydo tom draugiam, kurios turi trumpus plaukus ir gali ten kokį kuoduką susirišti? Kartais būna, bet nelabai taip. Ar esat su mama sutarusios, kas bus, jeigu užsimanysi nusikirpti tuos plaukus, ar turit kokių susitarimų? Nemanau, gal. Ne, mes tiesiog vis sakau, paklausiu kiekvieną kartą, gal jau Amelija, ypatingai po konkursų, kaip sakau, jau 3 metai iš eilės yra absoliuti laimėtoja, ne tik savo amžiaus grupėje, bet ir iki 18 metų, tai sakau, gal jau šitas kartas, ne, dar ne, tai auginam. Bet čia labai gražu, todėl kad mamos dažniausiai ir yra tos ir mamos ir tėčiai, kurie nekirp, tai jau tikrai, kad nekirp, jau dabar tokius užsiauginai, tikrai nekirp ir net neleidžia kitą kartą, net jau ten apie 16 metų merginom neleidžia kirpti tų plaukų, tai jos tik sulaukusios 18, kaip rėžėsi. Tai labai gražu, kad jūs vis paklausėt, kaip ji pati jaučiasi. Tikrai taip, čia yra visiškas Amelijos apsisprendimas, nes, kaip sakau, tas mūsų indėlis į plaukus tikrai nėra toks didelis kaip jos pačios. Jai kiekvieną dieną reikia vaikščioti ir, kaip sakau, ir atsitūpti, jau pasimti turi kasą, arba ten per tą pačią kūno kultūros pamoką. Pasakojo Amelija, kad mokytoja būna prieina ten, daryk atsispaudimus, mokytoja šalia stovi ir kasą laiko, kad ant žemės tie plaukai nebūtų. Tai čia yra tikrai visiškai jos apsisprendimas, kaip bus. Iš šalies atrodo kitiems skauda, bet tau turbūt įprasta ir namuose kažkur prigulus, kad tie plaukai kažkur nukrinta, ar ne? O kaip miegi, irgi susirišusi? Jo, pasidedu dažniausiai ant šono, šalia savęs kur nors, tai va. O ar yra metų laikas, kada sunkiausia su plaukučiais tau būna? Turbūt vasarą, manyčiau, nes kai išeini su draugais, tą patį joji, viską karšta dar būna, arba kai turi storus plaukus, tai kaip tik šilčiau, sunkiau man būna. Bet žiema irgi turi savo minusų, visokių elektrinasi plaukai, ar ne? Tai bet turbūt kažkokias priemonės padeda. Padeda, bet vasarą, ką Amelija ir minėjo, tai vis tiek yra, kaip sakau, ir baseinai, ir ežerai, ir jūros. Plaukimo kepurėlių tokių tikrai nėra, kad apsaugo tuos plaukus, tai tenka kitą kartą ir paaukoti, kaip sakant, likti neišsimaudžius ten ar nenardyt, kaip ypatingai mėgsta Amelija, kad išsaugo tuos plaukus vis dėlto. Nuo aplinkos poveikio. Tikrai taip. Ar yra ko dar negali daryti dėl to, kad turi ilgus plaukus? Manyčiau, kad ne. Aš galiu daugumą daryti dalykų kaip kiti vaikai, bet būna, man ir būna sunku sportuoti dažniausiai. Su sportu sunkiau, taip, nes turi labai pagalvoti, kaip juk neapsirišę aplink juosmenį turbūt tų plaukų, ar ne? O dabar pereikime prie labai smagios dalies, prie konkurso.
į kuriuos jūs važinėja turbūt visa šeima, ar ne? Taip. Ne tik mama, bet ir tėtis, kuris dabar yra užkulisiuose ir lygiai taip pat stebi mūsų filmavimą. Tai kada pirmą kartą nusprendėt dalyvauti ir kodėl ir kieno čia iniciatyva? Pirmą kartą konkurse dalyvavom, kai Amelijai buvo 6 metukai. Buvo vietinės reikšmės konkursas Panevėžy kalėdiniai mugiai. Tai vat buvo mūsų startas, kuomet pirmą kartą sudalyvavom. Ir nuo tada dar buvo, kai COVID-as pristabdė mūsų, nevyko konkursai porą metų, bet pastaruosius jau 3 metus, tai kiekvienais metais vykstam. Kodėl tau patinka vykti tuos konkursus? Man šiaip patinka kitiems žmonėms rodyti savo plaukus, pavyzdžiui, rodyti pavyzdį mažesnių mergaitėm, nes tuose konkursuose ir būna mažesnių mergaičių irgi, kur dabar eina vis dar. Ir aš jom pavyzdį rodau ir man tas labai patinka. Papasako, kaip viskas vyksta tuose konkursuose, tikrai labai smalsu. Tai dažniausiai mes einam podiumu nuo ant raudono kilimo ir mes parodom savo plaukus ir mūsų plaukus pamatuoja. Ir dar ten papasakoja mūsų svajonės su plaukais ir jo. Išduosi gal mums kokią savo svajonę su plaukais? Aš atsimenu, mano svajonė būdavo seniau užsiauginti tokius ilgus plaukus, kad galėčiau persimesti per medį ir suptis kaip ant supynės. Na tikrai kaip auksaplaukė, tikrai, ar ne? Dabar paskutinis konkursas. Tikrai peržiūrėjau akilai tuos rezultatus. Ir žiūriu, kad tu ne tik savo amžiaus grupiai nugalėtoja, bet tu absoliuti nugalėtoja. Ten tik tai kelios vyresnės moteris, merginos jau nugalėjo, ar ne? Nu ir kaip tu jautiesi? Labai laimingas. Didžiuojasi savimi. Turbūt ir seneliai, ir tėvai, ir visi didžiuojasi. Kada kitą kartą vyksite konkursą, ar jau esat kažką numatę? Dabar artimiausiu metu Vilniuje balandžio mėnesį Pelenės parodoje bus taip pat konkursas, o sekantis tik tais kitų metų lapkritį Kaune. Ar būna jaudulio tau prieš tuos konkursus? Tikrai taip, nes yra irgi jaudulys, kai eini prieš sceną, ten nemažai žmonių tikrai dar būna, tai būna gan baisu. O daug dalyvių? Jo, būna nemažai tikrai. Ar visada laimėdavai pirmas vietas, ar čia jau kažkokį tą ilgį pasiekiai, kada jau žiūri, kad iš tikrųjų ne visi gali pasiekti tokį ilgį? Seniau, kai būdavau dar mažesnė, būdavo jau sunkiau gauti pirmą vietą, bet dabar, kai paaugau, kai man yra 12 metų, tai jau tikrai gaunu pirmą nemažai vietų. O kaip tu manai, ar kiekviena mergaitė galėtų tokius plaukus užsiauginti? Nes manau, kad kiekviena tikrai norėtų. Gal ir galėtų, bet reikia aišku pasistengti, prižiūrėti savo plaukus ir svarbiausia nepasiduoti ir tikėti savimi. Kaip suprantu, tavo plaukai, konkursai, tavo užsiėmimai, tai čia toks ir visos šeimos laikas, ar ne, praleistas kartu? Taip, mes visur visada kartu, vat, kaip ir minėjote, ir šiandien atvykome visi kartu, mažoji sesė darželėje, bet taip jau klostė, bet taip į konkursus, įvairius pasirodymus, Amelijos filmavimus, visada vykstam visur kartu. O sesutė, kiek sesutė metų? 4. 4. Tai irgi pastebit, kad plaukai jau bus panašiai kaip sesės? Ilgių jie taip tikrai ilgi, tik tai gerokai plonesni negu Amelijos, bet ilgis plaukų, jeigu lyginant rezultatus šių metų 4-mečių ilgaplaukių konkurse, mes nesivežėm sesutės, bet būtų pirma. Matėt, ar ne? Taip. Ir tokių mažyčių mergaičių. Tai taip. Turbūt, kad važinėsit abi sesės į konkursus, ar ne? Jo, kiti metai turbūt bus, kad jau kartu vešim abi. Ar suartino tokios bendros veiklos šeimą? Tikrai taip, laikas kartu jis yra labai brangus ir, kaip sakant, šį laikotarpį, kada visi visur bėga, lekia, skuba, darbai, tai pabūti kartu yra labai svarbu. Dar šiek tiek papasako, ką tu mėgsti veikti laisvalaikiu. Man patinka dažniausiai klausytis muzikos ar piešti. Man patinka, kai būna ramu. Aš labai daug veiksmo apart jojimo nelabai mėgstu. Mėgsti ramiai, savoje kompanijoje ar neleisti laiką. O ką visą šeimą mėgsta atveikti kartu? Turit pomėgių kažkokių bendrų, galbūt grožio ritualo merginos?
Tai vasara su dviračiais pasivažinėti tas vietoj veikimas, o šiaip tai mėgstam labai keliauti, ta prasme, kiek įmanoma daugiau, vasarą iškeliavom 2 savaitės visą šeimą po Europą į turą, dabar kitą mėnesį skrisim slidinėti kalnus, pirmas kartas vaikam bus, tai sakyčiau kelionės ir tas laikas kartu pažintinis mums svarbiausia. Na ir Amelija, tavo plaukučiai ir kelionės, kaip čia, nes kai namuose viskas yra, priemonės sudėtos, viskas iš įpratimo ar ne, lengvesnė ta priežiūra, o kaip kelionėse ar nebūna iššūkių? Dažniausiai kelionėse mes galvos nesiplaunam, jeigu būnam labai trumpai, bet būna, kad ir reikia, tai būna iššūkis, kai būna, pavyzdžiui, naujos vietos, kur reikia plautis, ten skirtingai viskas būna, tai va. Turbūt ne taip lengva ir bet kokią kitokią priemonę, negu esate įpratusios panaudoti. Jo, tai mes visur viską vežamės kartu, tai šią vasarą buvom Prancūzijoje prie jūros ir viešbutį tiesiog buvo tokia situacija, visa šeima išsimaudėm, Amelijai reikia plaukus, nebėra karšto vandens, tai teko stovė Amelija šlapiais plaukais, laukiam, kada ten to vandenuko atsiras, nes išplauti tikrai čia yra reikalų, tai būna visokių situacijų, aišku, patogiausia visuomet yra savo namuose. Kaip slidinėti seksis, įdomu, bandau pagalvoti, kaip su tais plaukučiais irgi bandysit kažkaip rišti, kažkaip prislėpti, ar ne, gal po kombinezonu kažkaip. Kažkaip galvosim, kad būtų patogu. Taip, nes tas žirgų atvejis turbūt parodė, kad gali būti ir pavojinga. Tikrai taip, tikrai taip. Bet neprireikė, tikiuosi, nei ligoninės. Ne, viskas gerai, baigėsi tą kartą, tik tai, kad ir su dviračiais važiuojant irgi taip pat yra buvę, bet labai greit laiko pastebėjom, kad Amelija važiuoja prieki su dviračiu ir irgi pasileido tokiose, žiūri, kad jau šalia ratų ir tik tai Amelija stojo greitai, būna visokių, aišku, tų situacijų, bet kaip sakau, jau esam pripratę. Neseniai grįžot iš Paryžiaus, tai dabar papasakokit visą istoriją, kokiu tikslu ten keliavot, nes irgi žinau, kad plaukučiai čia irgi atliko savo vaidmenį, ar ne? Taip, tai praeitų metų lapkričio mėnesį, kuomet vyko ilgaplaukės konkursas, buvo atvykusi fotografė iš Anglijos ir tuo metu atrodė, pasidarėm nuotraukas, labai gražu, viskas labai faina ir tuomet sužinojom, kad fotografė planuoja parodą nuotraukų būtent Paris Photo 2025. Tai žinoma, apsikeitėm informaciją, mus pasikvietė ten, atvykom ir toj parodoj buvo eksponuojamos Amelijos nuotraukos būtent iš konkurso, bei kartu su Chloe prekiniu ženklu išleista knyga fotografijos. Tai tai Paryžių vykom tikslu, kad pasidžiaugti Amelijos nuotraukomis, parodyti, susitikti galų gale su pačio Chloe brando atstovais, su fotografė ir patostogauti. Kaip tau kelionės įspūdžiai, kas tau labiausiai įstrigo? Man labiausiai įstrigo turbūt, kad mes dar ėjom prie Eifelio bokšto. Tikrai buvo mano mėgstamiausias dalis šios kelionės. Taip. Ir patiko jo matyti save tokioj didelioj viešoj vietoj, kur daug žmonių. Tai va. Ar pasikalbat, kad tie plaukai gali virsti kažkokiu, nežinau, Amelijos keliu į modeliavimą, madų pristatymus arba visiškai kitą sferą, apie ką tiesiog dabar nepagalvojau, bet gal galvojat? Iš tikrųjų, po Paryžiaus mes šiek tiek pradėjom jau rimčiau galvoti apie tai, kad tai nėra vien tik tais grožis mūsų akims, bet ir socialinius tinklus sukūrėm būtent Amelijai, kad galėtumėm kelti, publikuoti jos nuotraukas, video iš kasdienybės, iš įvairių išvykų, tų pačių konkursų, o ar kažkas iš to išeis, pamatysim. Tai turi pati kažkokią svajonę su tais plaukais, kad galbūt tai galėtum būti, pavyzdžiui, modeliu ar kažkokia kita profesija? Man šiaip patinka, atrodo, mintis būti modeliu, kai buvau mažytė. Lankiau tos modeliukus, kur eidavom seniau, bet šiaip gal ir norėčiau. O kai tie plaukai, gerai, jie gali dar ilgesni būti, bet ar įmanoma tada iš vis jais pasirūpinti? Manyčiau, kad taip. Taip, bet jeigu tu susiriši kasą ir jį jau visiškai vilksis žemė.
Gal reiktų dvigubą kasą pabandyti. Yra visokių triukų, ar ne? Taip. O gal tu bendrauji su merginom, nežinau, iš viso pasaulio, kurios augina tokius ilgus plaukus, gal jūs viena kitai patarimų duodat? Aš šiaip per internetą bendrauju su tokiom mergaitėm, tai jo, mes pasidalinam patarimą. Pasidalinat. Aha. O kokių nors triukų, galėtum kokį triuką išduoti, kaip galima ten palengvinti, nežinau, sportuojant ar kažkokį kasdienišką, miegant, pavyzdžiui, kad būtų paprasčiau. Tai jo, aš ir jūsų žinojau, kad kai sportuoju, kad susirišios man ir padėjo tą sužinoti, kaip susirišti, būtent, kad neišsirištų. O yra merginų, kurios užsikrėtė ir taip pat pradėjo auginti tuos ilgus plaukus, nes tu įkvėpiai, tu paskatinai, tu galbūt padrasinai. Manyčiau, mano draugės iš mokyklos tai bando augintis plaukus. Bando su tavim lenktyniauti, ar ne? O prieš ruošdamasi konkursui, tas pats procesas, jis yra sudėtingas, užtrunka, nežinau, pats pasiruošimas, koks tas ritualas. Tai, žinoma, pirmoji eilė užsirašyti į kirpyklą, nes namuose ištiesinti, sutvarkyti taip gražiai plaukus, kad jie taip žvilgėtų, yra sudėtinga. Tikrai vien pagalvojus apie tiesinimo procesą, ar kai galų gale kirpykloje, tai pasistato Amelija ant kėdės ir tiesina tos plaukus, nes jeigu tu sėdi, tai ten kirpėjų turi gulėti, kad galėtų ištiesinti iki galiukų. O daugiau apranga priklausomai nuo konkurso temos. Šiais metais buvo tautiniai arba lininiai drabužiai, tai reikia pasirūpinti ir apranga, apgalvoti kelionę, kada kaip išvyksim, ar liksim, neliksim nakvoti, grįšim, tokie kasdieniniai smulkmenos. O ar buvo kažkokių juokingų situacijų su plaukais? Ar nebuvo kas primynęs, pavyzdžiui, tau kasos, ar kažkokių tokių duris uždaręs? Aš atsimenu, kai aš dar būdavau pradinukė ir pas mumis klasėje būdavo toks dalykas, kai sustojame į eilę ir mūsų sodina, kartu mokytoja išrenka. Tai atsimenu, kol aš stovėdavau, visi berniukai ten stumdavosi ir man užkabindavo kasą. Visi stumdydami. Ir šiai dienai ir sesė būna namuose. Ten Amelija sėdė, atsisėdus, sakykime, ant sofos, prieina sesė, šoka, ten pasidžiaugia. Au, mano plaukai. Būna tikrai gan dažnai. Bet ar tenka, tarkim, rytais net prieš mokyklą keltis anksčiau vien dėl plaukučių, kad juos visus susitvarkyti, tvarkingai susirišti? Taip, kadangi Amelija labai punktuali, iki mokyklos pėsčiomis 5 minutės, bet keliasi valandą su virš anksčiau, kad tik viskas eitų pagal planą, viskas eitų tvarkingai ir dėl plaukučių taip tenka atsikelti anksčiau, kad juos susitvarkyti. O pavyzdžiui, ar būtų sudėtinga išvažiuoti, nežinau, kažkur be tėvelių tau, kurie tau padeda plaukučiais pasirūpinti? Ar tai vasaros stovykla, žinot, kaip būna, ir su nakvynėm? Ar sudėtinga būtų? Ar turėtum kažkieno pagalbos prašyti, ar vis tik kažkaip pavyktų susitvarkyti? Manau, kad būtų sudėtinga, nes man pačiai šukuotis plaukus iš tikrųjų yra labai sunku ir ypač susirišti, tai manau, kad reiktų prašytis pagalbos vedėjos, kaip čia pasakyti, stovyklos. Taip, turbūt kažkokios pamainos vedėjos. Esi buvusgi stovykloje, sprendėm problemą taip, kad arba 2 kasytės labai įtemptai pinam nuo pat viršaus, arba esam 2 kartus. Ir neišriša tiesiog. Jo, ar 2 kartus esam visą galvą pynę smulkiom kasytėm. Ne patys tikrai. Kiek toks procesas užtrunka? Paskutinį kartą 11 valandų. Ir tau užtenka kantrybės? Taip. Tu šaunuolė, tikra šaunuolė. Dabar paskutinis toks, ne klausimas galbūt, palinkėjimas. Palinkėk mergaitėm, kurios svajoja apie tokius plaukus kaip tu, bet galbūt nesiryžta, galbūt neturi pritarimo. Tiesiog ką palinkėtum jam? Aš jom palinkėčiau auginti savo plaukus ir niekada nepasiduoti ir tikrai įmanoma tai yra, tai nepasiduokit. Ačiū labai judviem, kad atvykot pas mus į laidą. Aš jums perduosiu mūsų partnerių vaga dovanėlę, kaip prisijaukinti žiemą. Romanas, manau, pasidalinsit ir mama, ir dukra, prašau. Ačiū labai. Ačiū. Na ir ką, sėkmingų toliau konkursų ir linkiu, kad tas Lietuvos rekordas būtų užfiksuotas, ir tai nebūtų paskutinis jūsų rekordas. Ačiū labai. Visa.
Ačiū, kad šį pusvalandį praleidote kartu su ETA Plius. Na, o mes pasimatysime kitą sekmadienį tuo pačiu metu.